Labą dieną, su jumis Grigorij ir AB siuvimo stilius. Negalėjau susilaikyti, pažiūrėkit, koks grožis. Koks grožis, a? Iš tikrųjų, jinai graži. Labai sena mašina. Senesnių nemačiau. Bet šitą video visiškai nereikalingai. Jinai neturi jokios vertės, nes tikrai 100% jūs neturėsite tokius mašinas. Tiesiog negalėjau susilaikyti, už tai jau filmuoju. Filmuoju apie siuvimo mašiną, kuri išleista, ko gero, praeito amžių pradžioj arba už praeito net ir pabaigoj. Tai turime tokią mašiną, kažin, pavadinimas tikrai ne Zinger, parašyta mašinė numeris 2. Ką tai reiškia mašinė numeris 2, jokių brandų aš čia nesuradau. Tai va, jeigu reikia vynioti ryte, reikia atsitraukti va šitą varžtą, paspausti ir kumpliaritis, va čia va kumpliaritis metalinis, jokių gumyčių. Vynioja ryte, priviniota ryte, pilnai metalinė mašina, spaudžiam atgal. Dabar pas mus jau veikia mašina. Čia reguliuojasi dygsnių tankumas. Dygsnių tankumas reguliuojasi va čia, tankiai arba rytai. Taip kitką, kur yra siūlų įtempimas? Kas gali pasakyti, kur yra siūlų įtempimas? Reguliatorius va, bet kur reguliuojasi. Ar yra reguliavimas? Turėtų būti reguliavimas. Va čia. Va šičia, va, reguliuojasi viršutinis siūlų įtempimas. O šito varžtelio mes reguliuojam kojelės prispaudimą. Nu, daugiau arba mažiau spaudžia. Nu, tai ir tiek. Šaudiklinė sistema. Nu, aišku, čia tokia panašiai raketa. Tikra šaudiklė. Va, jinai vaikšto va šičia, va. Va, šaudiklė. Nei tą pusę suku. Dar kitką reikia žinoti, kokią pusę dar sukti. Tai va, tokia pas mus mašina. Buvo remonte. Tuoj ateis klientė paimti ir aš nusprendžiau vis dėlto nufilmuoti šitą video. Ir ką, ar taisom mes senos siuvimo mašinos? Taip, taisom, matot, siūme. Štai, neblogai dirba, tai pakankamai tyliai, švelniai. Stora ir plona. Aišku, klientė su ją nesiūs, sakė, kad jinai su ją nesiūs, bet jinai nori, kad jinai būtų veikianti. Tai šiandien tiek apie senovinę siuvimo mašiną. Sėkmės jums, sveikatos ir viso gero. Statykite laikus ir dalykitės video.